Čia Salos radijas, tiesiogiai iš Kupiškio miesto šventės. Labai džiugu sulaukti tokių svečių mūsų Salos radijo studijoje. Mes turėtume pirmiausia pasakyti eteryje, kas mus stebi gyvai. Vieni stebi, kiti klauso. Norim pasakyti, kad mums yra didelis džiaugsmas matyti mūsų Salos radijo studijoje Kupiškio rajono savivaldybės merą, reabilituotą mokslų daktarą Algirdą Raslaną. Ačiū Vita. Mes pašnekovus iš pradžių kalbinom apie praeitį, po to apie dabartį ir prieiname prie ateities. Kaip vertinote Kupiškį tik atvykęs čia? Pirmas susidūrimas Kupiškį. Pirmas įspūdis turbūt miesto. Kokios pirmas įspūdis. Žinot, atvirai pasakysiu, tikrai dabar jūs mane pagavot tokiam sumišime, nes tikrai net dabar galvoju, o koks buvo mano pirmas įspūdis. Tai jis tikrai nebuvo koks nors blogas. Buvo pirmas atvykimas 91 metais, kada tuometinis sporto skyriaus vedėjas Zigmas Paulauskas sumastė, kad štai va čia Mariuose galėtų būti irklavimo bazė. Ir tada atvykus teko važinėti aplinkui, žiūrėti, dairytis ir galvoti, bet buvo atėjusi krizė finansinė, tuo metu buvo sunkus metas ir tiesiog tas projektas mums nepavyko. Tai aš tik tai džiaugiuosi, kad po kiek laiko jau yra bazė ir tikėtina, kad dar po kelių metų turėtų atsirasti vandens sporto rūmai. Arba dar kažkaip tai gražiai vadinant, kur visos vandens sporto šakos galėtų keltėjas. Aš savo akim esu matęs Kupiškėnų vestuvės per televiziją. Tai tikrai tas išlikę. Aš nežinau kodėl, bet tai yra išlikę. Tiesa, tuo metu neragavau kupiškėniško alaus, tai nežinojau jo skonio, bet šiaip kraštas buvo žalias ir apie atsiliepimą pačių žmonės buvo labai puikus. Tai štai va tokie yra pirmieji įspūdžiai. Ačiū už gražų atsakymą. Mes čionais jau praėjusios interviu nusprendėm ir skambėjo toks klausimas, koks geriausias yra miestas. Tai atsakymai buvo Kupiškis. Žinot, kol aš supratau Kupiškį kaip miestą, teko labai daug skaityti, gilintis, suprasti, kur Kupiškio miesto kaip miesto stiprybės slypi. Šitas kraštas nebuvo užmirštas, jisai visą laiką vienaip ar kitaip plėtojasi. Tai turbūt va čia ir yra to miesto vizija, kad miestą kuria žmonės. Ir jis yra gražus žmonėmis. Ir jis yra gražus žmonėmis, kurie kūrė, kurie puošia, kurie stengiasi ir kurie myli šitą miestą. Kartais aš sakau, mylėkim savo miestą, mylėkim savo miestą. Ir pirmiausia, tą sakau administracijai, kuri ne visada deramai, greitai ar teisingai reaguoja į žmonių prašymus. Tai čia turbūt mes dar turėsim labai rimtai padirbėti. Tai sekant toliau klausimus, pakalbėjome čia taip gražiai apie tą pirmą įspūdį ir koks buvo Kupiškis prieš tai. Dabar galime šiek tiek nusikelti į ateitį. Imkim, sakykim, po 30 metų. Kaip galėtų mūsų Kupiškis atrodyti? Ta ateitis Kupiškio yra kuriama, jinai yra ir mintyse, jinai yra, sakykime, architektų vizijose ir jinai yra viltyje, kad iš tikrųjų mes galim matyti daug daugiau žaliųjų sutvarkytų erdvių, ką mes privalom padaryti. Mes turime turėti Kupiškėnų vestuvių atmintį galbūt kitokią. Mes turime turėti baroko laikotarpio atmintį su Lauryno Gucevičiaus tam tikrais ženklais, jo palikimo ženklais. Mes tikrai negalime pamiršti žydų paveldo, tų žmonių, kurie čia gyveno, kurie mums paliko ir pastatus, ir savo turtą. Tai tokia pirminis. Bet jeigu taip detaliau pasakyti, tai štai sporto projektai jau juda, bet vandens projektai arba vanduo, arba marios, jos dar yra negyvos, mano akim žiūrint. Čia yra daugelio metų į priekį dar perspektyva. Bet kas man labai aktualu, atrodo jau dabar pradėti rimtai galvoti, tai yra mūsų naujo meno centro statyba su galerija, su konferencijų centru ir panašiai. Tai šitą, nes Vitai spektaklius reikia statyti rimtose scenose, o ne kažkur tai
užlindus už kažkokio, tai, nesakykime, kažkokios širmos. Tai štai Vita pasakys, aš palaikau, jeigu jin pasakys, aš palaikau tokį planą, tai po kokių 5-6 metų tas planas galėtų būti įgyvendintas. Dabar, kada jūs sakot, kas bus po 30 metų, aš nelabai žinau, bet aš žinau, kad mes sutvarkysime elektrą ir jinai bus ir pigesnė, ir taupi. Visam mieste ir pamažu į rajonį. Mes sutvarkysime gatves ir jos tikrai bus vienu metu sutvarkytos ir kažkurį laiką, 15-20 metų tikrai laikys. Mes turime investuoti ir matyti investuosim artimiausiu metu į kultūrą, kuri šiuo metu yra galbūt labiausiai nuskriausta į visuose projektuose. Ir kalbant apie jau tolimesnį tą laikotarpį, kaip jūs sakot, aš viliuosi, kad dabartinis jaunimas jūsų asmenyje, gyvent čia, kurs ir darys verslą. Vidutiniai ir smulkus, vidutiniai ir didesni verslai padėtų išlaikyti visą miestą, gyventojus, visi turėtų darbų, na ir jaunimas turėtų perspektyvą. Šito kol kas neturi ir tai yra vienas iš tokių variklių, ką galima būtų pasakyti po 20-30 metų. Mūsų uždavinys sutvarkyti dabar tą, ką reikia sutvarkyti, o jūsų uždavinys jau pridėti daugiau, tęsti, bet pridėti daug daugiau. Mes iš tikrųjų, merė, šiandien apie tai ir kalbėjom, kad reikia labai to, gal yra labai gražių jaunimo idėjų, bet visada reikia to palaikymo ir neužgesinti džiaugsmo kurti, neužgesinti džiaugsmo būti ir jūs dabar tą patį kalbat. Labai ačiū. Gal jūs klausėtės mūsų radijo prieš tai? Ne, tikrai neatsiklausiau. Aš tiesiog, aš visą laiką mąstau, ką galima būtų dar padaryti geriau, kažką taip. Ir tą laisvę, apie kurią jūs kalbat, aš iš karto sakiau, kad tikrai asmeniškai nesikišiu į kultūros dalykus, nes kultūrą turi tvarkyti specialistai. Talentai kultūros. Manau, kad Kupiškis ir yra tuo, turėtų būti patrauklus, kad jis yra laisvas kūrybai miestą. Tai labai norėčiau padėkoti jums už tokį jaunimo palaikymą, už tokias idėjas puikias. Nenorim jūsų labai čia ilgai sustabdyti mūsų interviu šitoj kėdėje. Aš tą klausimą galiu užduoti. Prašom. Yra toksai klausimas visiems šiandien užduodamas, kuris tiesiog leidžiam pasvajoti, bet kartais tos svajonės visai tampa realybę. Jeigu turėtumėt neribotą biudžetą, ką tokio norėtumėt padaryti Kupiškiui, jeigu yra toksai ypatingai didelis biudžetas? Su ribotu biudžetu jau ir tai bus kai kurių gerų dalykų. Tai tikrai jau pavasarį dabar pradeda, bet pavasarį turėtų įsisukti dauguma projektų, kurie ir su ribotu biudžetu jau bus matomi. Tai jie labai reikalingi ir mes jau gerokai vėluojam, kaip miestas, sakykime, tą darant. Bet jeigu turėtumėm neribotą biudžetą, tai mes turime ribotas mūsų specialistų galimybės. Begalinis biudžetas nieko nepadės, jeigu mes neturėsim tokių gražių, fantastinių projektų. Ta mes dabar ir kūrėm, tą darom. Ta daro studentai per Struktum programą, tą daro mūsų samdomi architektai. Tiesiog vyksta tam tikros architektinės kūrybinės dirbtuvės. Bet man labiausiai patinka, kada studentai, jie visiškai nestandartiškai mąsto, žiūri kitaip, paprastai ir labai patraukliai. Tai štai tą nišą mes išnaudosim. Tai jeigu jūs klaustumėt šito klausimo po 2 metų, o po rinkimų čia nežinia kas bus, tai aš jau tada sakyčiau, kad po 2 metų mums reikia neriboto biudžeto. Ar jūs pritartumėte tai minčiai, nes leido ir man pasvajoti, tai aš kažkaip galvoju, reikia jau prašyti maksimumo. No. Yra aišku dalykų, kurių už biudžetą nenusipirksi, entuziazmas ir visa kita. Bet aš pagalvojau, kad kažkokia ta stebuklinga didžiulė tokia arena Kupiškyje, į kurį važiuotų pasaulis ir dainuoti, ir vaidinti miuziklai, ir pasauliniai pastatymai, ir sporto, kad galėtų būti pasauliniai. Vita, iš karto siūlau kompromisą. Taip. Bet kai tą pastatysim, jau kitų metų pabaigoje turėtų būti pabaigti sporto salė. Tai jūs tą patį pirmiau išnaudokit, pabandykit ir tada žinosim, kokio didžiumo statyti
Jo, bet rūmus. iš tikrųjų, va, tada atsiranda daug darbo vietų. Taip. Tokiuose atsiranda ir garsų, ir šviesai, ir aptarnaujančiam personalui, pradedant nuo visai mažų kažkokių takelių ir baigiant bet kuo. Tada dar vieną idėją pasakysiu, nes jūs provokuojat mane. Viešbučiais ir taip toliau. Tai va čia, kur yra už mūsų Piliakalnio, matėt stadionas tokia erdvė. Svajonė pirminė buvo čia tokia, kad padaryti šeimų parką. Vaikų įvairiausio pasilinksminimo, ne tai tik atrakcionų, bet tai yra kūrybinių veiklų, įvairiausių kūrybinių veiklų. Ir tada atsirastų ta trauka, jaunimo trauka, išbandyti naujoves ir įgauti kažkokių patirčių. Ir tada iš paskos gi atvažiuoja tėvai. Vat nuo to reikia turėti kabliuką, už ko mes užkabinam. Tai vat nuo to užkabinus, tada pradėkim svajoti apie didesnį dalyką. Tai koks Labai yra graži pats idėja. mylimiausias miestas pasaulyje? Kupiškis. Teisingai. Ir mes čia taip smagiai klausinėjom žmonių ir turėjom tokį žaidimuką. Atspėk mero ūgį. Gal galime sužinoti teisingą atsakymą? Plius minus. Kad aš pats žinočiau, tai tikrai atsakyčiau. Keičiasi. Bet manau, apie 1,80 m gal dar yra likę. Tai balionas tokį, Ja. vieną iš tokių klausimų Nes iš mes tikrųjų ir- turėjau traumą stuburo ir, Ai, tas keičia, ir tas kažkiek keičia, keičia taip. ūgį, dėl to negaliu atsakyti tiksliai, bet buvo tikras ūgis 1,86 m. Tai buvo tikras ūgis.